Va, nuleidau vandenį. Sustrakodam į apatinę akvariumą. Aišku, pateka vienas kitas krevečiukas, bet dėl vieną kitą aš neskaičiuoju. Ir dabar dapilinėju. Paruoštą vandenį iš bačkos, siurbliu, nes jis yra sušilęs iki kambario temperatūros. O ten plaukia bucefalandra. Kabėja bucefalandra. Ant filtrą ir neiškimi numetu, kad nedžiūtų, kol pripilsiu vandenį. Čia yra kem 9 litrai kubas. Aš jo daugiau negu pusę nusirbiau. Tai man reikia grubiai 20 litrų vandens, biški daugiau. Ir Klaipėdoj Baltijos prospekte, skirtingai nuo senamiesčio, kur dabar stovi tie akvariumai, kadangi vanduo yra 250 ppm, ne 370, man paruošti vandenį prie to paties 170 ppm, kurį aš čia pilu, maždaug 170, tiksliai netaikau, man labai gražiai išėję. Aš senamiestį, man tą gatvę, pildavau vienodai 20 litrų osmosinį ir 20 litrų filtruotą per anglį ir taip gaudau 170. O šičia, kadangi vanduo liesesnis, man užtenka vieno 10 litrų osmosinę ir dapilu visą kitą filtruotų. Apsime, santykis labai stipriai skiriasi. Jeigu aš čia pilčiau per pusę osmosinį ir per pusę filtruotą čiaupą vandenį, tai jau gaučiau apie 115 ppm, kas man yra per liesu. Šiaip įmanoma, viskas tvarkoja, bet augalams pradeda trūkti mineralų. O kaip matot, pakraščiai jie nėra apkalkėję per 170. Aš skiedžiu vandenį tik tiek, kad nesusirinktų kalkių nuosėdas ant akvariumo stiklų, nes jeigu jo vanduo 250, 350 taip toliau, tai čia nusėda kalkės. Nebesugeba tų karbonatų sugerti augalai. Tai va, aš tik teistam ir tai skiedžiu vandenį, nes krevetėm nereikia. Augalai, va, žiūrėkit, šitose akvariumuose nėra pajungtas CO2. Nieko nėra. Va, jie raudonuoja, žaliuoja, nuo šviesos priklausomai, nes čia yra 2 spektrų, šaltesnis ir šiltesnis ledas. Dešinėje yra 4000, kairėje yra 6,5. Va, tos akvariumus yra pajungta. O ten yra iš Ikėjos lempa ir 4100 lemputė. 4100 kelvinų, 10 ir 9 vatų. Ten mažiau raudonuoja, nes, o čia, kadangi yra mėlynesnės šviesos, daugiau raudonuoja. Ten rotalo hra kampe raudonuoja visiškai jokia CO2, nieko, stiklinė pogrunčia.